Labas rytas. Kažkokia tai nemiga apėmus prieš šventinę. Anksčiausiai atsikelta. Myslėjų veikt. Tai gal reiktų važiuoti iki Ukmergės. O, gali priekti Ukmergėj. Einam tinginiulką. Biški tamsu dar. Atrodytų anksti kėlėsi bus produktyvi diena, bet kai neišsimiegi smegenys nepailsėjusios būna ir tada kažkaip tai sunku mąstyti. Būna turbūt ir jums kartais tokias nemiga kažkokia tai užpuola ir tiesiog negali užmigti. Minčių milijonas, tai tada keliesi ir eini kažką daryti, bandyti, o daryti nieko neišeina, nes galva neverda. Tai kyla klausimų žmonėm, kur tie geriausi katilai gyvena? Tai geriausi katilai gyvena Ukmergėj, įvadinas Anys Aukštaitijos katilai. Žiūrėkit, dvigubai mažesnis nei mano. Lygiai dvigubai mažesnis. Nu, taip iš vaizdo, sakė, 1,5 karto. Toks pat katiliukas kaip mano, keliausi pas tėvus. Ilgai įkalbinėjau, kad reikia ir jiem tokio, nes o kurgi malkas dėt, bet pavyko visgi įkalbėt. Dabar reiks išsiaiškinti, kaip su šitagi sistema vandentiekio, radiatorių sistema, kaip padaryti reiks gudriau, bet nu, ką nors sugalvosim visgi. Tai su šventėm visus jūs, mano žiūrovai. Išėjau iš ryto toks, nu kažkoks tai be nuotaikos, pažiūrėkit, koks oras, kokia nesąmonė. Nei dirbt ką, nei ką, aišku, darbų tai yra milijonas. Bet toks kažkoks tai be nuotaikos išėjo. O dabar visas šypsosi su nuotaika. Čia dar tarpu šventį pasitvarkiau, kad nekritikuotumėt labai jau manęs. Ir ką, užeinu į tvartą ir iš karto šypsena. Jo, viena šypsena jau laukia. Avis irgi nesupranta. Tai kaip ir nei tai vasara, nei tai kas čia dabar. Va. Stot. Kur tu vedi dabar juos? Kur tu juos vedi, dievuliau? Pažiūrėkit, kokie gražūs. Jetau, kokie gražuoliai. Aha. Vykš, va. Va, mamulė. Mamulė, va, tavo vaikiai. Baziukai, žiūrėk, kokie gražūs aviukai. Žiūrėk. Oi, kokie gražūs aviukai. Vai. Sėdi kaip šuniukas aviukas. Koksai gražus. Ir ten dar vienas yra. Tie baziukai, tavo žaisliukai. Nevesk niekur vaikų. Mi. Aga, užpakalis nešvarus, reiktų nupraust. Me, pas mane, me. Nu kur tu, oška, vedi dabar vaiką mažą? Kaip stojat? Kas čia vyksta dabar? Laukais. A tu pablūdai gal? Kaip ir tylus vaikai. Aviukai, ne vaikai. Vaikai tik pas žmonės, sako, būna. Parodyk vis tiek parodyk. Nu, oška, baig spiriotis. Parodyk tešmenį man, prašau. Parodyk, kad visi matytų. O, yra, gerai. Tai vadinasi ir tylus dėl to. Taip, mažiukai, jie tau kokie gražūs. Nors im Kirilovą parsinešk tokius gražius. Tavo labai geri, tavo vaikai gražūs. Skanus?
Sakei, skanūs? Jeigu tyli vaikai, tai vadinasi sotus turėtų būti teoriškai, bet vis tiek reikia pasitikrinti, kad paskui visko būna. Tešmuo, biški kietas tešmuo avie pas tave. Tokie nepatinka mum tešmenys. Ai, bet viskas veikia gerai. Viskas gerai, baziukai. Viskas gerai. Tiks ar netiks tokia? Reikia nusifotkint. Vienos tai neužteks, tikrai grindimai. Reikia svečiam ponę padaryti. Senai reikėjo, bet svečių nelabai daug turim, tai taip yra. Tai kažkaip tai jau atsibodo nieko neveikti, tai galima pradėti veikti ką nors. Nu va, sušukavau, važiuojam pagautas įkvėpimo, važiuoju į Uteną, dabar prisipirksiu visokių nesąmonių ir statysiu, darysiu vonę. Toks per kalėdas daug vaikų Lego gauna. Aš Lego negavau, tai važiuoju, nusipirksiu ir konstruosiu. Plytelės, kilimėlis šildamas, trumpas, 3 metrų ir termostatas 600. Nu ir 4 lentutės. Dušo maišytuvas jau 700. 800. Nu, žodžiu. Reikia prieš darant grindis betonuojant žinot, kokį dušą statysite namie. Ar trapas įleidžiamas, ar dušo kabina, ar vonė. Šitam tai paskubom buvo grindis darytos, tai kažkaip ir net nesusimaščiau. Ai, sakėm, belia, šitą dušo kabiną pastatysim, bet dušo kabinos kažkaip nesinori statyti. Tai dabar reiks biskį pagriaut grindis. O! Labą dieną! Baziulka, sakiau, kad yra. Neklausė Baziulka. Sakė, nėra, nėra. Yra. Ir ten dar kažkas mekena. Yra ir ten dar. Nu ir ką čia turit? Po vieną mažuliuką tik tai turi avys. Ir iš karto lėkt, bėgt. Ne, tik ne į lauką. Stok! Ką tokios akis? Didelės. Baisu? Ką prisdirbai? Tai šiandien turim 1, 2, 3 tik tai. Po vieną. Nu. Ką čia padarysi? Pirkau naujas tvoreles. Ir aš tikėjausi... O, tvorelės naujas biški kreivas. Aš tikėjausi sujungti su tom. Šitos biški ilgesnis, bet pasirodo aš negaliu sujungti, todėl kad netelpa mano tvorelės storesniai šitie kaiščiai. Tai reikia arba kaiščių plonesnių, arba nežinau, ko reikia. Mėsiniam aviokam reikia paduoti irgi jau alkani. Jų nedaug, tai jie labai ilgai valgo ruloną vieną. Aviotėm irgi laikas duoti ruloną.
Ko baidotės? Čia dabar šitas neštukės, kad galėtų užeiti vidun pavalgyti savo ir nuo ryto nebėgtų laukan. Aišku, vis tiek bėgs, žinau, už jas. Atseit, kad galėtų atsivedusios pabūt viduj sulaukti manęs. Nes aš taigi visą naktį aš tikrai nežadu sėdėti ir laukti jų, kol jom prieis laikas. Šitą traukiam, gal reikės jau po naujų. Šitą nežinau kur dėt šerifą. Niekam nebereikia šerifo mašinos. Gerai, kol kas jie čia padėtų. Paskui sugalvosim, kur jie dėt reiks. Aha. Dar reikėjo nepamiršti, kad už slyvas pastačiau skydą. Okei. Kur įdomu dėti šitą. Bandžiau parduoti, bet už tiek pat kiek pirkau neparsiduoda, tai nežinau. Už 2,5 šį pirkau. Gal kam reikia, už tiek pat pasimkit. Važiuojam arčiau namų su grūdais. Avim nebeleisiu jau čia vaikščiot taip toli. Sveika kartais pasivaikščiot, bet neštukiam nelabai reikia taip toli eiti. O kad jos neslampinėtų, reikia čia užtvert. Jo, žiūri po kojom, kai eina avis, matau. Čia ta pati siena yra. Už šitos sienos yra vonia. Dušas būsimas. Čia siena yra ne siena, o čia siena yra kaminas. Ar kaip čia pavadinti? Nu, ten stovėjo pečius ir šildavo per šitą sieną kambariai. Dabar taip aišku nebėra ir ta siena yra šiauriai kreiva. Nežinau. Nu, pagal čia galima spręsti, kiek jinai kreiva yra. Šitie mano prisukti, bet jie turėtų nukrysti. Aš gal visą šitą sieną nugriausiu ir pastatysiu naują tiesę, nes dėt šitoj pusėj 5 mažiausiai, anoj pusėj mažiausiai 5, kur ties, nu, viršus, pavyzdžiui, bus 5, ten bus 15. Ir taip ta siena yra stora, kaip matot. Va, kokio storumo tai. Tai manau, jo reikia išgriauti ją ir biški vonioj 5 cm, 10 cm bus daugiau vietos. Na šitoj pusėj, o kas čia dabar, kokia šviesa įdomi. Šitoj pusėj dar taip, dar taip tiesumas. Betgi prie tokios sienos plitučių, kaip tu priklijuosi, viskas buvo šokinėja. Tai ir plitutės nukris. Tiesiog reikia griauti viską ir niekaip kitaip. Ir vėl nelegalios statybos griovybos užskaitys. A ne? Stukačins. Kad vėl Petras griauna kultūros paveldą. O kai vėjas nugriauna, tai nieko tada.
Niekam neįdomu tada. Kaimyniai durlonus reik nunešt, netoli tada. Ai. Biškį pajudink kampiuką ir... Siena šita, kur čia buvo durys ore. Čia siena dalipdyta, prie šitos nesurišta nieko, va vienas vinys įdėtas. Žodžiu, verčiam viską. Šiaip tai galima buvo prieš pradedant lubas daryt, prasiardyti sienas, biškį pasižiūrėti. Nu, bet tinkas, žodžiu, irgi čia vat tinkuota visur, va. Čokė niekas nesilaiko. Nu, žodžiu, šitą sieną tikėkimės nors kaip nors išstovės nenugriuvus, nes būtų ne kažką, jeigu jinai nugriūtų dar. Ir kaip dabar sujungt, čia visą šitą, vat, tą tarpą sujungt su kuo, kaip, nežinau. Gal tiesiog taip mūrit, taip sienelį ir taip, nes ir durys, va čia vat įeina toks kampas dar gaunasi. Tai ko gero reikia pasimatuot, va šitą jau liks stovėti, tai nuo čia pasimatuot duris ir nuo durų tokį kampą sumūrit ir tą kampą surišt su šitą sienelę ir turėt čia dar vieną kampą čia, nes kitaip tai ką aš žinau kaip. Ten irgi tokia pat siena, kurioje yra kaminas. Ir jinai čia irgi buvo. O čia tai jau kolūkio darbas. Čia jau ne tų laikų. Čia tokia buvo patalpa. Laikydavo kaip ir mėsą, kaip ir parūkyt, kaip ir tokia brandinimo kažkokia patalpa. Labai tamsi, labai aprūkus buvo. Spėkit, čia buvo kažkas uždarytas ir skaičiavo, kiek laiko jis čia praleido. Ar skaičiavo, kiek čia mėsos buvo pakabinta, kaip manot. Šiek tiek istorijos jums radau sienoje. Tarybų sąjungos ir Indijos įgulos skridimas baigtas. 1984 metų balandžio 11 dieną 14 valandų 50 minučių Maskvos laiku įvykdžiusi bendrų darbų mokslinio tyrimo komplekse Salyut 7 Sojuz T-10 programą tarybinė tarptautinė įgula laivo vadas Tarybų sąjungos didvyris. Kad gal nelabai čia pečiaus šitas buvo siena, nėra oro tarpo, tai negali būti kaminas, ta prasme. Tiesiog šitos plytos jau antrą kartą čionai, arba trečią, nu gal trečią nelabai, antrą kartą mūrytos, nes belia kaip dėtos visokios suskaldytos. Nu va čia tikrai jinai buvo pečiui, nes aprūkus ir ant viršaus užtinkuota tiesiog šita švari. Tai čia tiesiog jau šita siena yra įmūryta šiaip savo čionai. Visgi nėra čia kaminas, kaip galvojau. Tik tai šitoj turbūt va buvo kaminas, va šitoj sienai. Dargi į šiukšlius statysit kažką, gal sakysit jūs. Čia yra rankų darbo, rankom darytos plytos, čia yra jom keli šimtai metų. Ir jos puikiai medžiaga ir graži. Ir tikrai jos dar 100 metų tikrai tarnaus. Tikrai. 3 kart tikrai. Tai aš jau buvau sugalvojęs pats darytis plytas. Bet kai jos yra jau padarytos, tai kam švaistyti savo laiką? Ar ne taip? Žiūrėkit, kokios gražios plytos geros. Žaidimas. Bet recyclinsim, kaip sakant.
Miestas kalba dažnai. Mėgsta miestas perdirbinius visokius. Atrodo stebuklas, iškasė į žemės. Sulipdė, pakaitino ir va, kelius šimtus metų laikosi. O čia sumaišė skiedinį ir nebėr skiedinio. Galėčiau teigti, kad rudenį buvo šita siena mūrijama, nes radau cemente lapą sudžiūvusi. Čia jaunimo sporto klube svarius kilnota. Kiti raumenų grupės kitos veikia, dirba. Žodžiu, ilgesnis darbas netikėjusi, nes bandau išsaugot plytas. Tai reikia pažaisti. Bet jau, kiek liko, rytoj ir pabaigsiu. Ir nenugriuvo mano visa sistema, laikosi, nežinau, ant ko jinai, ant garbės žodžio, panašu laikosi. Ant kažko laikosi. Tiesiog čia naują sienelę pastatysim siauresnę, va tokia ir tiesiai iš karto ir susitaupys va kiek. Manau, Baziulika verkė, gaila tau kažko, kad verkė. Ten liktai nieko nėra. Čia ir. O, du gražuoliai, nu labą dieną. Gerai mačiau, kad šities laikas bus. Dar šlapi. Aha. O ko jie kalba taip? Jie gal alkani? Parodyk. Visiems parodyk. Ar turi pieniuko? Motina. Neturi pieniuko. Nu, motina to. Tai kaip bus? Kaip bus? Mama, taigi dar negatava jūsų. Neparuošta dar mama. Mašina mama. Ten viena laksto. Durnelka. Su vaiku išlindusiu. Nelakstyk to. Ale visai. Rytą pradedam nuo gulto. Kiek tu laiko čia taip lakstėjai? Oi, koks didelis. O, ir gyvas dar. Gyvas tik labai nosis ištynus. Tai kiek tu taip lakstėjai avie? Oi. Tai kągi, aš esu nepasiruošęs būt mama. Neturiu miltukų pieno aparatui. Pieno aparatą pastatysiu, bet šiandien yra sekmadienis. Į atsargą nesiperkami tokie dalykai, nes jų tarnavimo galiojimo laikas miltukų. Nu, miltukų pačių ilgas laikas galiojimo, bet jie sulimpa. Juos reikia tam tikrose sąlygose laikyti, nu žodžiu. Galėjau turėti, bet neturiu. Nu, kur mūsų mamytė, avytė. Šitą reikia perpjauti, padalint. Kitą galima būtų nupirkti, bet nėra pirkti. Reikia padalint, kad sugrupuot. Pavyzdžiui, po mėnesio, ne po mėnesio, po kelių savaičių, kad atskirt ėriukus, nes tie, kurie vyresni, jie atiminėja ir neleidžia tie mažesniem valgyti arba žaidžia, mušasi. Tai negerai. Taip. 8. 30.
Šito pernai čia nedėjau. Parodoj būdamas nusižiūrėjau porą aparatų ir tų aparatų aišku nepirksiu, nes jie labai brangus, tai aš tiesiog savo aparatą paversiu tokiu panašiu, ką mačiau tenai parodoj. Ir per didelą skylą padariau. Let's go. Gerai, šitas projektas nėra labai skubus, todėl kad vis tiek jo nepanaudosim taip greitai. Bent jau 2 dienas užtruksim, kol gausiu miltukus nuo rytdienos. Nu va, abejoju, ar nešančios sienos būna prilipdytos taip, tiesiog pridėta šalia. O čia pasirodo irgi plytinė siena, va, tik tai čia kažkaip užtinkuota toks už... Nu va, ir viskas. Dar čia liko biškį. Ko jinai laikosi, garbės žodžio. Čia vat iš tikro medinė siena. Ir tik tai vat yra dalipdyta. Kažkas tai čia daryta, nesuprantu. Čia iškirsta kažkoks, gal pečius buvo darytas. Ir įmūryta. Iki kiek čia buvo, atsimenat, tiek va buvo. Taip važiuodamas sugalvoji, kad reikia... Taigi tą gipsą reiks nusipirkti. A mano priekaba su pečium. Nu va ir pasikapščiau iki palėpės. Va, tiesiog siena taip va buvo primūrita. Neaiškiai čia taip. Čia balkis kažkoks yra. Bet kuo jis čia veikia? Ai, nu tai greičiausiai ant šitų sienų kabo. Čia darė meistrai mamos šitas lubas. Šitas lubas aš dariau. Sueit, aišku, negalėjo sueit, nes nieks nematavo, nežiūrėjo. Ir tos lubos kaba, šitos lubos kaba ant juodlubių. Tai, nu, taip, kažkaip, kaip yra, taip yra. Žemyn nekrenta, įmūrysiu čia į sieną. Ir tada reiks užlipti viršų, kažkaip iš viršaus čia užtaisyt. O čia iš tikro tai nieks ir nebežino, kaip šitoj pusėje buvo kambariai iš tikrųjų. Nes šitos gi sienos neoriginalios. Lauko sienos originalios, o visa kita gi mūras, plyta. Tai galėtų kultūros paveldas sužinot, kaip buvo ir atstatyti atgal. Ir jau kaip atstatytų, kaip buvo paveldas, tada mes galėtume nusaugot. A ne? Gero ne. Viena pusė ir 3 kaušai. Šiukšlių 3 kaušai.
Va kiek vietos sutaupysiu svorio ir čia aš taip ištrint bandau, ką kolūkis pridirba. Nu va ir pažiūrėkit, kiek susitaupys vietos. Matot? Siena bus va tokio storumo. Kaip visi normalūs žmonės miestuose daro, taip ir mes padarysim tokio storumo sieną. O būtų buvus dar po tiek būtų tekę į šonus praplatinti sieną. Bet ana pusė būtų likus nedaryta, nes čia vamzdžiai. Nu, jau pažiūrim, ką mes čia turim. Gal gerai. Taip, tai gerai. Tai sulik čia reikia užpilt betoną. Nu jo, čia kadangi lygesnis nei čia, tai vat tiek supilsim. O kad tai biški kreiva, tai koks skirtumas. Nors ne kreiva, ties. Gerai. Dėl betono tai jau kartą pabandęs tikrai daugiau nebemaišysi pats. O be to čia reikia kokių 4 maišiukų. Tai nors dabar žiūriu gal ir daugiau, bet turiu tik 4. Įva, čia užkrėsim, kad nebūtų išlindę vamzdžiai, nes buvo prieš tai užbetonuota, tai biški išlindę buvo. Bus gražiau. Ir pelės nebeturės pro kurį lyst. Dar pro tą pusę gali lyst, bet pro čia jau nebegali. Ką su tokia siena daryti? Karkasą tipo darytis. Pridėjau. Tik šitą įkišau kiliuką. Ką žinau, bus gerai. Priklijuosiu ir bus gerai, manau. Ir čia ką prisgalvot labai daug. Kaip manot? Ką žinau, viena siena padaryta. Lygiai idealiai viskas. Čiki. Taip kaip, taip. Gal čiučiut, biškį. Ant veislės. Bus gerai, labai gerai. Tai kaip sakiau, jau tik niekam nesakykit prikrėžius gilučių prie burkščių betoną. Klijau. Ir bus gerai. Ir tada užklijuosiu plytutes ir nematys nieks. Ir bus 100 kartų geriau negu buvo. Jeigu pasižiūrėtumėm čia, tai vat. Ir dar čia irgi užklijuosim. O čia jau bus siena iš blokelių. O čia tai irgi iš blokelių. Čia plyta, čia iš blokelių reikia pasimatuoti, kokios durys bus. Ir iki ten sieną taip padaryti ir taip. Ir tada čia reiks prikamšyti, nes tarpas liks. Negi dabar jau vardysi vėl ir lyginsi. Aišku, ne. Į vis tiek įdomu tik tada, kai darai. A kai padaryta jau, tai nebežiūri grindys. Sakiau, reiks perdaryti. Pamiršau jau. Šiandien prisiminiau, kai gulinėjau biškį. Nereiks perdaryti.
man užteks. Gerai, tam kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Tik nestok.